Labadiena. Šiandien nagrinėjom antrą loginio programavimo kalbos temą – unifikacija arba lietuviškai apjungimas. Žinių apjungimas. Kaip unifikacija atliekama Prolog programoje bei paieškos strategijas. Taip pat pateiksim pavyzdžių. Šitas skaidris jūs gali parsiųsti iš interneto pagal iš Moodle aplinkos nurodytų nuorodų. Paleiskit taip pat Prolog programą. Prolog. Galėsim atlikti užduotis iškart praktiškai. Apie ką mes šiandien kalbėsim apie unifikaciją, apie unifikacijos standartus, kaip tai realizuojama. Kas yra paieškos strategija? Paieškos strategija tai yra bandymas, arba sujungimo strategija, bandymas išvesti arba gauti naują informaciją arba naujus faktus išgauti iš jau žinomų faktų. Ir prisiminkime ankstesnį pavyzdį, kur mes sakėme, kad Prolog vienė kintamąją x su atomu mie, sujungia kintamą x su atomu mie. Tai matom moteris x, x moteris yra moteris ir mie yra moteris. Šioje schemoje mes matom pirmos temos duomenų tipus, tai atomai, konstantos, kurios sudaro atomai ir skaičiai, paprasti termai, kurios sudaryti iš konstantų ir kintamų, ir sudėtiniai, kurie sudaryti vieni iš kitų, kur gali įeiti keli paprasti termai. Unifikacija. Du termai unifikuojami arba sujungiami, jie turi bendrą sąvoką. Ir gali būti prilyginti viens kitam. Na, pavyzdžiui, mie ir mie. Tai yra unifikacija. 42, 42. Taip. Mie moteris. Taip pat unifikuojam. Vincentas ir Mija negalim unifikuoti, tai mes suvoksim iš pavyzdžių. Ir Mija moteris ir Judy moteris taip pat nėra unifikacijos. Vienas kitų nesutapatinami. Na ir pavyzdys. Mija ir X. Čia jau yra kintamas, čia atomas. Taip. Z yra moteris ir Mija yra moteris. Toliau. Šis predikatas skaitomas taip, kai yra du atomai arba atomas ir kintamasis. Mija myli X ir X myli Vincentą. Šiuo atveju Mija sutapatinama su X, ir to pačiu Vincentas taip pat su X. Momentas, kai Prologas apjungia dvi sąlygas, kurios gali vėliau prilyginti vienas kitai. Atliekamas su galingu Prologo programavimo mechanizmu. Ir pavyzdžiai. Jei T1 ir T2 yra konstantos, tuomet T1 ir T2 yra unifikuojami, jei turi bendrą atomą arba skaičių. Antra taisyklė. Jei T1 kintamas ir T2 bet koks termotipas, tai T1 ir T2
jungiami arba unifikuojami. Ir T1 jungiasi prie T2, taip pat gali būti ir atvirkščiai. Ir trečia taisyklė, jei T1 ir T2 kompleksinis termas, tai vykdomas šios sąlygos. Na, panagrinėsim pavyzdį. Pavyzdį iš karto galim atlikti prolog programoje, įklijuojam, na ir matom, Mija lygu Mija, taip, tai yra tiesa. Mija lygu Vincentas, taip, šiuo atveju būti negali. Mija lygu X, taip, tai yra, tuomet ir X lygu Mija. X lygu Mija, Vincentas lygu Mija. Kas atsitiks? Koks bus atsakymas? Šiuo atveju nėra sutapatinimo. Šiame pavyzdyje pirmas faktas teigia, kad X lygu Mija, tai reiškia, kad ir Mija lygu X, o antras faktas prieštarauja pirmam, dėl to rašo, kad yra klaida. Tikslas neįvykdytas. Kompleksinis terminas, kai terminai eina kitus terminus. Aiškiai, keli paprasti terminai. Įtraukiami viens į kitą. Išbandom. Taigi, matome, kad šiuo atveju X-as, reiškia, X-as sutapatimas su S nuo G, o Y-as sutapatimas su T nuo K. Taip, tai yra tiesa. Dar vienas sudėtinis termas ir taip pat S nuo G sutapatimas su X, o T nuo K sutapatimas su T nuo Y. Reiškia, K lygu Y arba Y lygu K. Šiuo atveju. Dar vienas pavyzdys. Patikrinkim. False. Negali būti vėlgi ta pati klaida, kaip ir prieš tai pavyzdį, kur buvo klaida. X sutapatinu su Marcelu ir antras teiginys yra prieštaringas pirmam, X negali būti jau Mija. Dar šitas pavyzdys. X-as, jeigu faz X yra tėvas, tai lygu ir tai lygu X, reiškia X-as taip pat lygu fazar nuo X. Toliau, aš norėčiau, kad jūs savarankiškai pasižiūrėtumėt, išbandytumėt prologę šitus pratimus, panagrinėtumėt, kas ir kodėl įvyksta kaip. Ir paieškos strategija. Dabar, kai mes žinom apie apjungimą, mes galim pabandyti panagrinėti, kaip prologas ieško žinių bazę, nustatant užklausos tinkamumą. Žiūrėsim, kaip vyksta įrodymai. Na ir čia mes turime žinių bazę tokią, kad A priklauso F, B priklauso F, A priklauso G, B priklauso G ir H priklauso B priklauso H. Sukurkim žinių bazę. Ją pavadinti, sukurkim file new, kuriam aš pavadinsiu jį 30, pavyzdžiui, antrą tema 35 skaidrė, skaidrės pavadinimas, save, atsidaro
bufferį, save buffer, uždarom ir iškviečiam žinių bazę, consulting. Taip. Kasgi įvyks, jeigu mes pateiksim tokią užklausą? Y bus priskirtas atomas B. Taigi, čia išvedė priskyrė Y B, nes pirmiausia įgyja F nuo A, F įgyja A reikšmę, paskui B, tai paskutinė reikšmė, kurią įgyja F, tai buvo B, G įgyja paskutinę reikšmę B ir H įgyja paskutinę reikšmę B. Dar kartą galim patikrinti. Dabar patikrinkit, pabandykit pakeisti. Nueikit į edit ir pabandykit pakeisti failą taip, kad būtų kitaip sudėta. F nuo B, paskui F nuo A, G nuo B ir G nuo A ir H nuo A. Ir patikrinkit, kasgi įvyks. O įvyks šitaip. Tada Y bus priskirta reikšmė A. Taigi, pirmiausia buvo priskirta A, o paskui B. Todėl mums išveda paskutinį rezultatą. Toliau. Kitas pavyzdys. Panagrinėkime. Vincentas myli Miją. Marcelus myli Miją. Žalūz A pavydi B. A myli C, B myli C. Sukurkim dar vieną žinių bazę. Vadinsime 52 puslapių. New. Antrą temą. 52 skaidrė. Save. Įklijuojam žinių bazę. Kai supratot, čia yra du faktai ir viena taisyklė. Įkrauname bufferį, save buffer. Galim uždaryti, įkrauti consult, per consult 52. O kur mano tas 52? Na, gerai. Aš įkrausiu vis tiek tą patį. Open. Na ir įvykdom šitą užklausą. Spaudžiam kabletaškį, dar kartą kabletaškis ir baigta. Tokius faktus sistema mums pateikia.